Sveiki visi, šiandienos praktiką pradėsime atsisėdus, taigi kairė koja ištiesta, dešinė sulenkta, įkvėpimu rankos į viršų, iškvėpimu lenkiuosi į priekį. Laikausi ant delnų arba nusileidžiu ant alkūnių, jeigu nejaučiu tempimo ant delnų. Galiu suimti ir už kairės pėdos. Susirandu savo poziciją, kurioje jaučiu tempimą, galbūt šiek tiek skausmo, labai nedaug, ir tada giliai kvėpuoju į tuos raumenis, kuriuose jaučiu tempimą. Jeigu sunku susikaupti, skaičiuoju kvėpavimus iki 5. Giliai įkvepiu 1, lėtai iškvepiu 1, giliai įkvepiu 2, lėtai iškvepiu 2 ir taip iki 5. Siunčiu energiją į tuos raumenis, kuriuose jaučiu tempimą. Per kvėpavimą stengiuosi juos atpalaiduoti, paleisti visą įtampą. Tada įkvėpimu lėtai pakylu, išsitempiu, iškvėpimu lėtai nuleidžiu rankas prie kūno šonų, perkeičiu kojas, įkvepiu rankus į viršų, iškvėpimu lenkiuosi, pasilieku ant delnų arba lenkiuosi žemyn, jeigu norisi. Ir sutelkiu dėmesį į kvėpavimą, įkvepiu energiją 1, iškvepiu energiją 1. Įkvepiu giliai, iškvėpimu siunčiu energiją į tuos raumenis, kuriuose jaučiu tempimą, atpalaiduoju, paleidžiu visas įtampas. Sekančiu įkvėpimu lėtai pakylu, iškvėpimu nuleidžiu rankas prie kūnų šonų, dabar sulenkiu kairę koją atgal, apie 90 laipsnių kampas ir lenkiuosi prie dešinės kojos. Čia daugiau atsiveria mūsų klubas taip pat. Kas yra svarbu špagatui ir virvutei, būtent atlaisvinti tuos klubų raumenis. Giliai kvėpuoju, visą dėmesį kreipiu į kvėpavimą, siunčiu kvėpavimą į raumenis, kuriuos jaučiu tempimą. Taip juos atpalaiduoju. Įkvėpimu šiek tiek pakylu, iškvėpimu lenkiuosi į vidurį. Jeigu mintys ateina arba blaškomės, vėl kreipiu dėmesį į kvėpavimą, skaičiuoju kvėpavimus iki 5, įkvepiu 1, iškvepiu 1, įkvepiu 2, iškvepiu 2. Ir jeigu baigėme skaičiuoti iki 5, pradedu vėl nuo 1 iki 5. Taip palaikome dėmesį į mūsų kvėpavimą. Kai mūsų protas atsipalaiduoja, mūsų ir raumenys atsipalaiduoja. Įkvėpimu pakylu ir sulenkiu priekinę koją į 90 laipsnių kampą,
Ir vėl lenkiuosi. Galime čia būti ir ant delnų, jeigu išeina, nusileidžiu ant alkūnių. Giliai kvėpuoju. Stengiuosi apie nieką negalvoti, vėl skaičiuoju kvėpavimus nuo 1 iki 5 arba nuo 1 iki 10. Kiekvienu iškvėpimu stengiuosi atpalaiduoti raumenis labiau ir labiau. Sekančiu įkvėpimu lėtai pakylu ir perkeičiu kojas. Kairė koja ištiesta, dešinė sulenkta. Ir lenkiuosi prie ištiestos kojos. Pasilieku ant delnų arba ant alkūnių. Skaičiuoju kvėpavimus iki 5 arba iki 10. Jeigu skaičiuoju iki 5, kai pabaigiu skaičiuoti, tada vėl pradedu nuo 1 iki 5. Tada tiesiog dar geriau išlaikome savo dėmesį, kai skaičiuojame iki 5. Bet jeigu mes išlaikome dėmesį, tada skaičiuojame iki 10. Sekančiu įkvėpimu pakylu ir iškvėpimu lenkiuosi į vidurį. Giliai įkvepiu, lėtai iškvepiu. Kiekvienu iškvėpimu paleidžiu tas įtampas iš kojų, iš klubų. Skaičiuoju kvėpavimus. Pozicijose stengiuosi visiškai nejudėti. Kai mūsų kūnas ramus ir nejuda, tada ir mūsų protas ramus. Įkvėpimu pakylu ir sulenkiu priekinę koją ir vėl lenkiuosi į viduriuką. Giliai kvėpuoju.
Jeigu pabaigėme skaičiuoti iki 5 arba iki 10, tada vėl pradedam nuo 1 iki 5 arba iki 10. Arba tiesiog susitelkime visą dėmesį į kvėpavimą, jeigu išlaikome dėmesį puikiai. Įkvėpimu lėtai pakylu ir atsisėskime ant kilimėlį, sulenkiu kairę koją ir padedu kulkšnį ant dešinio kelio, tada dešinė pėda ant kilimėlio ir ją galiu priartinti prie savęs, kiek išeina, iki kol jaučiu tempimą. Jinai gali būti ir toliau nuo savęs, gali būti ir arčiau prie savęs. Ir tada kairį kelį stumiu nuo savęs, taip padidinu tempimą klube, atveriu tą klubą. Giliai kvėpuoju. Šita pozicija labai gerai, jeigu norime išmokti ir virvutę. Išlaisvina visus raumenukus. Ir dabar išlaisvinu poziciją ir perkeičiu kojas. Pasilieku su kairė pėda toliau nuo savęs. Jeigu nejaučiu tempimų, tada ją priartinu, kiek išeina arčiau. Nugarą patiesinu šiek tiek, krūtinę pastumiu į priekį. Giliai kvėpuoju. Siunčiu kvėpavimą į klubus. Iškvėpimo atpalaiduoju poziciją. Ir įeisime į įtūpstų poziciją. Tai dešinys kelis ant kilimėlio, kairė koja į priekį ir klubus šiek tiek pažeminu žemyn, rankos į viršų. Lėtai kvėpuoju. Galinė pėda gali būti ir išlaisvinta arba galiniais kojos pirštai ant kilimėlio. Ir dabar atsisėskime ant galinės kojos kulno, kiek išeina ir tada pasilenkiu į priekį kiek daugiau, iki kol jaučiu tempimą. Vėlgi galima būti ant delnų arba nusileisti kiek žemiau. Giliai kvėpuoju į tuos raumenis, kuriuos jaučiu tempimą. Stengiuosi juos atpalaiduoti. Įkvėpimu pakylu ir dabar pastumiu priekinę koją į priekį daugiau ant kulno ir dar pasilenkiu į priekį šiek tiek, toks pusinis špagatas ir čia kvėpuoju, kai jaučiu tempimą. Vėl galinė koja gali būti išlaisvinta arba kojos pirštai ant kilimėlio. Jeigu čia per daug tempia, galime būti ant blokų pakilę. Ir dabar dar pasilenksime į kojų viduriuką, į vidų kairės kojos. Pasilieku ant delnų arba ant alkūnių. Giliai kvėpuoju. Įkvėpimu pakylu ir pabandome eiti į špagatą. Kiek išeina, jeigu neišeina pilnas špagatas, nieko tokio. Ir štai mūsų špagatas. Rankas galima pabandyti pakelti į viršų, išsitempiu. Ir dar kartuosime įtūpstų praktiką su kita koja. Tai dabar dešinė koja į priekį, kairė atgal. Rankos į viršų, klubus žemyn nuleidžiu. Galinę pėdą atpalaiduoju arba galime būti ant galinės kojos pirštų.
Iškvėpimu nuleidžiu rankas ir dabar atsisėsime ant galinės kojos kulnų ir tada pasilenkiu į priekį. Kiek išeina. Giliai kvėpuoju. Įkvėpimu pakylu, pastumiu priekinę koją į priekį, pakylu ant kulnų ir dar lenkiuosi iš čia. Lenkiuosi į priekį, iki kol jaučiu tempimą. Giliai kvėpuoju į tuos raumenis, kuriuos jaučiu tempimą. Perkeliu dešinę ranką į vidinę dešinės kojos pusę ir vėl lenkiuosi priekin, pasilieku ant delnų arba nusileidžiu ant alkūnių, jeigu išeina. Giliai kvėpuoju į raumenis, kuriuos jaučiu tempimą. Įkvėpimu sugrįžtu. Ir dabar nusileiskime į špagatą, jeigu išeina, jeigu neišeina nieko tokio, reguliariai praktikuojant bent kelis kartus per savaitę būtinai pavyks. Ir iki susitikimo kitą kartą. Ate.